Padaryti, nes iš karto, kaip sakoma, pačioj pradžioje padaryti. Pirmiausia. Jo. Gerbėmieji, artėja iškilmingiausia minutė, tai yra visų pilotų pagerbimas ir nugalėtojų apdovanojimas. Baltijos taurės varžybų trijose kategorijose nugalėtojus paskelbs mūsų teisėjų kolegija ir teisėja. Nuo pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad šiuose varžybose dalyvavo rekordinis skaičius moterų po tikrai ilgos, manyčiau, kokių 20 gal daugiau metų pertraukos. Kad vienose varžybose tiek moterų. Lina Malakauskaitė, Daina Oržekauskaitė, Justė Vaičiulytė, Rita Eriksonienė ir vyriausia teisėja Violeta Gedminaitė. Pagrindinė. Tikrai rekordinis skaičius moterų per vienas varžybas. Sveikinu visus sėkmingai įvykdžiusius varžybų programą. Sveikinu sportininkus, skraidžiusius ir žinoma laimėjusius. Pradėsiu skelbti rezultatus. Pirmiausia, senjorai. Laimėjo trečiąją vietą Valerijus Kurbakovas. Kviečiame. Antroji vieta Genutis Šėgžda. Ir Baltijos taurės nugalėtojų tapo Rimas Garga. Apdovanojimus įteikė Lietuvos oro klubo prezidentas Jonas Mazūras. Varžybų organizatoriai įteikia prizus ir dovanas. Vilnius. A kategorijos Baltijos taurės varžybose nugalėtoja tapo Daina Oržekauskaitė.
dovanos. Sveikiname A kategorijos nugalėtojus ir linkime, kad kitais metais jie skristų B kategorijos programą. Antra vieta – Tadas Maciulevičius. Pirmos programos nugalėtoja Rita Eriksonienė. Šoliuko jau nebetariau, kokį turėjau Taurės laimėtoja, B kategorijos varžybų nugalėtoja Rita Eriksonienė. Ačiū. Labai gražus. Reikia jau dabar Ryte. Kavos labiausiai mėgstu. Mes ir gersim kilo kavų. Lipam čia. Taurė kek. Sveikinam B kategorijos nugalėtojus. Ir jai teikiama knyga Aviacijos sportas Lietuvoje 40-89 metais. Ta pati knyga yra įteikiama skaičiavimo centro direktoriui ir teisėjui Vytautui Tautkevičiui. Varžybų direktoriaus pavaduotojui ir saugos pilotui Antanui Marčiukaičiui knyga Skrydis. Toliau saugos pilotui Eltonui Meleckiui knyga Dariaus ir Girėno aerodromas. Teisėjui Ramučiui Dražiui knyga Aerodromas.
gražiomis pergalėmis, su draugiškai vykusiomis varžybomis ir linkiu jums želstančios vasaros visas gėlės. Paprastai apie simbolius aš nekalbu, bet šį kartą vis dėlto negalima apseiti be jų. Baltijos taurė, Baltijos kelias, Baltijos Ribbentropo-Molotovo paktas. Amatų globėjo šventė. O jūsgi meistrai, nuostabu, matote, kiek simbolių yra jūsų garbei ir šių varžybų garbei. Tai neatsitiktinis sutapimas. Perduodu nuoširdžiausius linkėjimus nuo motorizuotų parasparnistų, kurie šiandien taip pat baigė savo čempionatą. Nuoširdus pačiuose, nuoširdus linkėjimai nuo jų. Taip pat perduodu nuoširdžiausius linkėjimus nuo palukniečių vaikų. Vaikų sklandymo varžybos baigėsi rytoj apdovanojimas. Ir viso jums ko geriausio. Sėkmės visur ir visada. Ačiū. Norėčiau įteikti ir padėką. Tai gerbiamam Kauno Aviacijos veteranų sąjungos nariams dėkojame už dalyvavimą aviacijos Indijoje, skirtai 80 metų darėsi Girėnų vykdytojo Šantą Kužinėtą. Paulius Vilgauskas. Taurės laimėtojai Ritai Eriksoniniai nuleisk varžybų vėliavą. Rita, mieloji, jūs norite, kad šventė tęstųsi ir kad šventės proga trispalvė Lietuvos kabėtų, bet teisėjai nusprendė kitaip. Taigi traukite, nuleiskite Lietuvos vėliavą, o širdyje švęskite ir toliau šventę. Visiems lygiuoti vėliavą. Veteranų sąjungos nariai, kviečiame vėliavas nuleisti.